Sveiki, akvariumistai. Malonu vėl su jumis bendrauti virtualiai. Na ir buvau labai seniai pažadėjęs jums susukti filmuką apie akvariumo gruntą. Akvariume gruntų gali būti labai naudojama įvairių, priklausomai nuo to, kokio tipo akvariumas, kas jame bus laikoma, kas bus auginama. Bet sutarkim, kad šiandien aš šnekėsiu apie Amazonės tipo akvariumus. Tai yra apie tuos, kuriuose auga daug augalų, gyvena nedidelės taikios žuvelės. Taigi gruntas visų pirma, jisai turi sugebėti pritraukti maisto medžiagas, jas sulaikyti pas save ir reikiamų momentų atiduoti augalų šaknims. Ne kiekvienas gruntas tą gali padaryti, kaip vėliau mes išsiaiškinsim. Antra savybė, kuri reikalinga, tai yra gruntas turėtų mums padėti sudaryti šiek tiek rūgštinę terpę. Tai pH turėtų būti nuo 6 iki 6,5. Ir kodėl dabar toksai tas pH ir kodėl tas rūgštinis gruntas turėtų būti šiek tiek. Todėl, kad mes, kaip jau minėjau, šnekam apie Amazonės tipo akvariumą, o Amazonė, įsivaizduokit, upė, kuri tekanti yra per džiunglės, miškingoje vietovėje ir jos gruntas yra, sakykime, toksai labiau primenantis durpes negu kad smėlį ar žvyrą. Nes yra daug labai organikos, nuo medžių krentantis ir lapai, ir kitokios organikos pūvančios. Tai tiesiog ten, sakykime, vadinkim, kad yra daugiau toks durpinis gruntas. Tai mes ir siekiam padaryti kuo panašesnės sąlygas tiems augalams ir ne tik augalams, ir žuvims, iš kur jos yra kilusios. Kad jom būtų kuo natūralesnės sąlygos, taip kaip natūralioj gamtoj. Taigi, trečia savybė, kurią turėtų turėti geras gruntas, tai jisai turėtų turėti, kaip aš jau minėjau, tų maisto medžiagų, arba kitaip dar galim pavadinti organikos atsargas, bent jau metam, pusmečiui, bent jau metam į priekį. Kaip gauti tokį gruntą šiek tiek vėliau, ne? Dar viena savybė, kuri labai svarbi geram gruntui, tai toksai gruntas turi išlaikyti silpną vandens pratekėjimą. Tai reiškia, kad vanduo grunte turi silpnai cirkuliuoti. Tai nereiškia, kad koštis kaip per kokioj skalbimo mašinai ten eiti po to gruntu, ne? Bet galimybė vandeniui keistis grunto, sakykime, apatiniai pusė ir viršutiniai turi išlikti. Jeigu gruntas bus, įsivaizduokit, jūs dėsit molį kokį ar ne, tai tas molis jisai susislegia ir ten į apačią niekas jau negali patekti, nei maisto medžiagos cirkuliuoti, nei deguonis patekti. Tai mums šitokių gruntų reikia vengti. Tai reiškia, oras turi patekti. Oras, tai aš turėjau omeny deguonis. Ir taip pat turi cirkuliuoti maisto medžiagos. Toliau turėtų gruntas turėti pakankamai didelį plotą, paviršiaus plotą, ant kurio galėtų įsikurti kuo daugiau tų vadinamųjų gerųjų bakterijų. Ne? Bakterijos, kurios dalyvauja visuose bioprocesuose, kurios dalyvauja nitro cikle, tiksliau, lietuviškai šnekant, azoto cikle, nitrifikuojančios bakterijos ir visos kitos
gerosios bakterijos. Tai įsivaizduokim, kad mažas akmenėlis, kuris turi labai daug porų, kaip kad būna, pavyzdžiui, lavos akmenėliai, jie turi labai didelį paviršių, nes jeigu kiekvieną tą porą ją išguldytumėm ant popieriaus, tai tas paviršiaus plotas būtų kelis kart didesnis nei akmenėlio, sakykime, skersmuo. Ne? Jeigu paimsim akmenėlį, kuris neturi jokių porų, tai jo tas paviršius bus tiesiog, galbūt, sakykime, išguldytas ant popieriaus tik 2-3 kartus galbūt didesnis nei akmenėlio skersmuo. Jeigu paimsim akmenį didelį ir jeigu akvariume bus tų akmenų daug didelių, tai jų bendras paviršiaus plotas bus žymiai mažesnis, negu kad bus labai labai daug mažų akmenėlių ir bendras paviršiaus plotas tų mažų akmenėlių bus žymiai didesnis, negu kad 10 didelių akmenų. Tai kuo didesnis paviršiaus plotas, tuo daugiau bakterijų gali įsikurti šitame grunte. Taip teisingai jūs supratot. Gruntas yra vienas iš pagrindinių bakterijų buveinių. Ne filtras jūsų, ne išorinis filtras, ne vidinis filtras, ne ta kempinėlė filtre, kuriame irgi gyvena bakterijos tos pačios, bet pagal paviršiaus plotą tai yra nesulyginami dalykai. Kas yra gruntas, kiek bakterijų gyvena ir kiek bakterijų gyvena jūsų išoriniam filtre arba vidiniam filtre, ne toj kempinėliai. Tai čia yra labai svarbi grunto savybė, be galo svarbi. Ir kaip taisyklė, jeigu yra sudėti dideli akmenys, ten 2 cm skersmens, kokie marmuriniai balti akmenys vietoj grunto, ten dar įsodinti keli plastikiniai dirbtiniai augalai ir nedidelis filtriukas tiesiog pučia orą, burbuliukus ir tiesiog judina tą vandenį, tai dažniausiai toks vanduo nebūna skaidrus, būna nuolat drumstas dėl bakterijų nuolatinių šuolių ir iš viso dėl tų bakterijų trūkumo. Tai reiškia, tai jų yra, tai jų nėra, tai jos, kaip sakant, gaunas tokie neprognozuojami, sakykime, bakterijų šuoliai, kas sukelia tą tokį vandens rūką, vadinkim. Ir ten biopusiausvyros nebus niekada geros. Taigi toliau dar apie savybės, kokios reikalingos. Didelis paviršiaus vandens plotas ir, kaip sakiau, neturi susispausti, turi būti vandens pratekėjimas. Na ir dar labai svarbus, nors toks atrodo labai paprastas ir daug kas nekreipia dėmesio, sakykime, šitą savybę, bet augalam nepatinka, kai yra aštrus gruntas. Jeigu šaknis eina, įsivaizduokit, per aštrų gruntą, tai kaip ir žmogui basom kojom vaikščioti ant aštrios skaldos, tiesiog, skauda, nemalonu, tai augalam matomai irgi jie jaučia ir tiesiog jiem nepatinka tom šaknim raizgytis per aštrius tos akmenėlius ir pjaustytis tą šaknis. Na čia aš aišku labai jau kaip sakant, per tokį žmogišką pavyzdį pasakiau, bet galim įsivaizduoti, jeigu bus mums lengviau, įsivaizduoti taip. Taigi turi būti neaštrus ir geras šaknų praeinamumas turi būti. Tai va, ir susakiau praktiškai viską, ko reikia. Kaip išpildyti dabar tuos, visus punktus, ką aš jums pasakiau. Tai va čia jau ir prasideda kiekvieno akvariumisto kūrybos šiek tiek reikalas. Jeigu šnekėti apie tai, kas pas mane čia yra sudėta, tai yra specialus toksai pogruntis.
kuris turi savy durpės, turi lavos akmenėlių, kur aš minėjau, lava tai yra labai porėti akmenėliai, labai didelio paviršiaus plotą turintis. Yra tam tikrų, reiškia, maisto medžiagų, trąšų dėta dar į tas durpės. Yra šiek tiek paprastos žemės dėta į tą mišinį. Tiesiog, kad turėtų organikos savy tas gruntas. Tiksliau, pogruntis, nevadinkim. Po to antras sluoksnis dedasi. Tai pogruntis yra dedas kažkur apie 1 centimetrą pas mane čia yra sudėta viso paviršiaus. Toliau dedasi vadinamasis soilas. Soilas tai yra, vadinkim, pas mane yra Ada Amazonė firmos ir ten tiesiog Amazonės, sakykime, gruntas yra suspaustas specialiom technologijom, netgi naudojama kaip molio degimo technologija, kad jis yra ir degtas šiek tiek, kad tie gabaliukai to dirvožemio, kad jie įdėjus į vandenį, jie nepasiskleistų, jie neištirptų ir jie išlaikytų tų, sakykime, gabaliukų konsistenciją, jie neištirptų, bet tuo pačiu šaknim jie sugebėtų atiduoti tas visas maistingasias gerasias medžiagas, kurias ir turi dirvožemis. Tai va, ir po to ant to soilo, kadangi jau čia gaunas toks šiek tiek riebus toksai mišinys, jeigu mes tą riebų mišinį paliktumėm atvirą vieną patį, galėtumėm turėti tokius irgi, sakykime, staigius dumblių šuolius, nes labai jis riebus, labai daug maisto medžiagų yra jame ir tos maisto medžiagos paleidus akvariumą naują iš karto patenka į vandenį. Tai kad to nenutiktų, kad tai būtų išlaikoma visas tas gėris šiek tiek ilgesniam laikui, yra dar pas mane dar koks centimetras, nedaugiau, ant viršaus pabarstyta, tiesiog tokio gravelio vadinamo. Juodi, tamsus, apvalūs, švelnus akmenukai, 2-5 mm skersmens. Vat ir dabar jau į tokį visą tą tortą yra susodinti augalai, užpiltas vanduo ir viskas nusistovi per keletą valandų. Tikrai tas vanduo nebuvo kažkoks jisai, kaip sakant, purvinas, kažkoksai ten labai susidrumstęs, nes, kaip sakiau, soilas yra taip suslėgtas, ten aukštų slėgių, sakau, išdegtas, kaip molis išdegtas tie rutuliukai ir jie tiesiog, jie netirpsta vandenį ir to vandens, kaip sakant, iš karto nesudrumščia, vadinkim šitaip. Ir netgi išrovus dabar kažkokią augalą, jeigu man reikia išrauti, tai nepasklinda tikrai debesis tų durpių į vandenį, nes viskas yra gražiai susisluoksniavę. Kitas variantas, koksai gali būti pradedantiesiam, jeigu nenorint investuoti į tokius specialius, sakykime, soilus, tuos pogrunčius, tai kitas variantas tiesiog būtų paprasčiausias žvyrelis, paprasčiausias žvyras 2-5 mm skersmens, bet nei mažesnis, nei didesnis. Jeigu bus mažesnis diametras, tai reiškia, jeigu mes pilsim smėlį, tai visą, ką aš jums čia išvardinau apie vandens pratekėjimą, praleidžiamumą, apie tai, kad jisai neturi susislėgti, apie tai, kad labai gerai turi laikyti šaknis, apie pH, apie viską, ką aš jums šnekėjau, apie maisto medžiagų sugebėjimą kaupti ir atiduoti, tai viso šito neturėsit. Ir apie bakterijų visų pirma apie bakterijų koloniją, tai smėlyje bakterijos nebus tokia gausi kolonija, kaip būtų ten lavos akmenėlio, grunte,
koksai būtų paviršiaus plotas smėlio, jeigu pamatuotumėm, ir lavos akmenėlių, kurie yra porėti, ir jų yra labai daug, ne, ir tai visiškai skirtingos vėlgi sąlygos augalams. Smėlis gali būti toks kaip akcentas puošybos, sakykime, prie priekinio stiklo, aš taip įsivaizduoju, tikrai tai galėtų būti, nedidelis sluoksnis, į tą smėlį jau niekas nesodinama, jokie augalai, tiesiog tik dėl grožio prie priekinio stiklo kažkokia juosta, tai gali būti iš ten, kad ir balto smėliuko, kodėlgi ne, bet visą zoną, kur auga augalai, didžioji akvariumo zona turėtų turėti normalų gruntą. Tai va, tai jau išsiaiškinom, smėlio nededam jokio marmuro, jokių akmenų po 2-3 cm skersmens. Dabar va kaip tik peržiūrėjau Facebook'e grupes ir žmonės mėgsta dažnai įsidėti nuotrauką ir paklausti, įvertinimo, kaip tas mano akvariumas, įvertinkite. Ir už ko man pirmą akis užkliūna, tai visą laiką žiūriu, koks gruntas. Jeigu gruntas normalus, toks iš karto, ačiū Dievui, jau ta prasme, jau tas žmogus galės, jisai vargti, galės kad ir klysti, bet jis, vis tiek jau kažkas jam gausis. Jeigu pamatau baltą marmurą po 2-3 cm skersmens akmenis sudėtus ir 2 plasmasiniai augalai įkišti ir ten plaukioja viena auksinė žuvelė ir ten klausia, kaip mano tas akvariumas. Tai visų pirma, aš iš karto matau dumblių šuolius, iš karto matau biopusiausvyros nebuvimą, iš karto matau tą auksinę žuvelę kakojančią labai stipriai ir tą baltą, tas visas kakutis krenta į didžiulius tarpus tarp tų akmenų, gaunasi to jau pat puvimas, rūgimas, bakterijų kolonijos nėra, reiškia filtracija bloga, reiškia bakterijų gerųjų nėra, reiškia vanduo drumstas, reiškia jeigu nėra bakterijų nevyksta azoto ciklas normaliai, jeigu nevyksta azoto ciklas, reiškia kaupiasi iš tų kakučių auksinės žuvelės kaupiasi nitritai iš amonio, jie nėra paverčiami į nitratus, o nitritai žuvim nuodingi, tai reiškia pradeda to jau pat mirti žuvis ir to jau pat už kelių savaičių postas vėl miršta žuvytės, ką daryti, miršta, stimpa, visai kaip nesakoma. Radau plaukia aukštin pilvais. Tai tuomet, aišku, yra patariama ten, tai darykitės nitritų testus, tai tą ir aną darykit, keiskit vandenį būtinai trečdalį nedelsiant ir taip toliau maitinti, mažiau maitinkit, kokių tik patarimų nėra. Bet kad meskit tą gruntą laukan, labai retai kas patarė, o jeigu ir patarė, tai dažniausiai žmogus tingi tai daryti, nes įsivaizduokit, jau vis tiek įdėjo daug vargo, energijos, tiek ilgai, reiškia, įrenginėjo tą akvariumą, čia sudėjo, viską papuošė gražiausiai savo. Ir dabar jam sako, tu viską išardyk iš naujo. Žinot, aš tiek esu pats praėjęs ir pats esu turėjęs visokių tų gruntų ir pats esu vargęs. Ir jeigu žinočiau, kad man yra, kad grunto pakeitimas man įspręs visas problemas, aš taip ir padaryčiau, bet kai esi jaunas, kaip sakoma, esi ir kartais ir kvailas biški ir nori vis tiek, gruntas negali turėti įtakos, vis tiek čia man augalai turi augti, vis tiek čia man žuvelės turi gerai jaustis, prie ko tas gruntas čia. Šviesa va gera, daug sumokėjau, čia filtras geras, vidinis, ten viskas čia pas mane yra ir dabar kodėl čia gali pas mane čia taip blogai kažkas gautis. Tai, bet sakau, pakeitus gruntą, iškart įsisprendžia krūva problemų. Ir tos problemos, kurios yra jau virš grunto, jas galima visą laiką po to akvariumistui taisyti. Pavyzdžiui, jeigu ten, gerai, turim gerą gruntą, bet tarkim, blogai susodinau augalus, tarkim.
Tai gerai galima išrauti ir gerai persodinti augalus. Jeigu paaiškėja, kad pas mane netinkamas filtras, gerai galim nusipirkti, įdėti kitą filtrą. Jeigu paaiškėja, kad pas mane šviesa netinkama, labai gerai galima šviesą pakeisti. Jeigu paaiškėja, kad aš žuvelių kažkokiu prisileidau netinkamu, irgi puiku, valio, tai pakeiskim tas žuvelės, atiduokim kažkam, nusipirkim kitokių žuvelių, kurios taikios, kurios ten negraužia augalų, ne? Ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu gruntas yra blogas, tai sakau, tai tada reikia viską iš naujo daryti, restartą. Ir niekaip kitaip. Tai va, tai tiesiog jums spręsti, visų pirma, jums pasirinkti, kokį jūs norite akvariumą turėti. Jeigu norite turėti auksinių žuvelių indą su dirbtiniais plasmasiniais augalais, tai tuomet dėkit bele kokį tą gruntą, nors ir kokius ten čiulpinukus nukarpykit pagaliukus ir suberkit į tą gruntą ir viskas ten bus, kaip sakant, gerai. Tai. Bet jeigu norit turėti vėliau mažiau problemų, gražų akvariumą, kuriame augs augalai, su kuriuo tikrai bus paprasta priežiūra, tai nepagailėkit, investuokit. Ir taip tie soilai, jie kainuoja nemažai, bet jų užtenka ilgam, vėlgi tai tikrai nemetam. Akvariumą jeigu paleidžia, tai gal porą, trejetui metų jums to pogrunčio turėtų užtekti. Plus po to, aišku, pilat trąšas vėl. Vien iš grunto augalam neužteks, labai greitai tas gruntas įsenka, ten per pusę metų jau iš grunto praktiškai maisto medžiagų nebegauna, bet tuomet pradedi papildomai pilinėti skystas trąšas. Bet bent jau patinka šaknim, bent jau tas gruntas, jisai yra, jisai pH tą palaiko žemą, rūgštinį, jisai šaknim patinka, jisai, bakterijos jame gyvena. Tai nesvarbu, kad ten, sakau, maisto medžiagų nebėra. Tai maisto medžiagas galim papildyti. Tai va tiek žinių. Nežinau, rašykit, klauskit. Tikrai neįmanoma viską išpasakoti per 10 minučių. Ir sakau, priklauso nuo daug ko. Kokį tą akvariumą mes norim. Jeigu mes norim ten ciklidus ar kažkokios, ar auksinių žuvelių akvariumą, tai kam tada tos durpės, kam tada tai pogrunčiai ir taip toliau, jeigu mes nenorim gyvų augalų. Tai vėlgi reikia mąstyti tada. Bet jeigu norim gyvų augalų, tuomet reikėtų pagalvoti ir apie pograntį. O jeigu norime augalų, bet nenorime investuoti į pogruntį, tai tuomet, kaip sakau, rinktis vidutinį tokį variantą, dėti graveliuką, žvėriuką 2-5 mm, geriausiai tamsų, juodą arba natūralios spalvos, tokį rudą. Ir tada kišti po šaknim tų trašelių kažkokiu, tai vis tiek būna dabar tų tablečių, arba nieko pradžiai galim netrešti. Natūraliai tos organikos šiek tiek atsiranda akvariumui senstant ant dugno. Tai, bet bent jau tokiam grunte bus bakterijų daug, bent jau patiks šaknim, nepjausti šaknų, bus, jisai pratekės vanduo pro jį, reiškia praneš deguonį, reiškia praneš maisto medžiagas šaknim, o tos nitrifikuojančios bakterijos, kaip žinot, yra aerobinės, tai reiškia jom reikalingas deguonis. Tai bent jau šitie dalykai bus tvarkoji, po to jau su maisto medžiagom, kaip sakau, bus galima žaisti, pripilant su skystom trąšom, ko trūksta. Tai va, tai tiek tam kartui iki sekančio video.